Vokietijos piliečio Gvido Kašo senelis buvo vienas nacių kariškių okupavusių Lietuvą ir vienas iš žmonių negailestingai žudžiusių žydus. Praėjus 70 metų vokiečių kariškio anūkas atvyko į Lietuvą atsiprašyti už senelį. Gavau iš archyvo laišką. Jame buvo nurodyti visi Lietuvos miestai, kuriuose lankėsi mano senelis. Kai sužinojau, kas tuo metu vyko Kaune, buvau šokiruotas. Šiandien aš noriu iš visos širdies atsiprašyti visų. Prie vieno stalo su nacių kariškio anūku sėdo ir holokaustą išgyvenęs žydas. Peteris Lotas šiuo metu gyvena Jungtinėse Amerikos valstijose, tačiau gimė Štuthofo koncentracijos stovykloje. Jis buvo paliktas gyvas medicininiams eksperimentams. Anot koncentracijos stovyklą pergyvenusio žydo svarbu padėti žinoti tiesą. Esą net jo vaikams teko patirti patyčias dėl to, kas jie yra. Kai vaikai eidavo į mokyklą, kiti mokiniai jiems ant nugarų klijuodavo visokias etiketes. Tu gali žmogų pravardžiuoti dėl jo odos spalvos, jo priklausimo kitai etiniai grupiai. Kai nuvykau į koncentracijos stovyklą Štuthofe, kur aš buvau ir kur mes išbarstėme mano mirusios mamos pelenus, mano sūnus, kuris tarnauja kariuomenėje, negalėjo sulaikyti ašarų dėl to, ką mums teko išgyventi. Panerių miškas prieš 70 metų buvo paverstas masinė žudynių vieta. Naciai ir jų talkininkai nužudė apie 100 000 žmonių, daugiausiai žydų. Paneriai laikoma viena kraupiausių žydų žudynių vietų visoje Europoje. Atiduoti pagarbą fašizmo aukoms į Panerius susirinko nužudytųjų artimieji, Lietuvos ir Izraelio valstybių atstovai. Čia mano močiutė, senelis, dėdės, pusbroliai. Čia visa mūsų šeimyna iš motinos pusės. Suprantat? Aš čia ateinu nuo 3 rugsėjo 45 metų kasmet. Su motina važiavom dar su arkliu, kai nebuvo autobusų. Geto были все. Buvome visi Vilniaus gete. Kas sugebėjo, tas pabėgo, pasislėpė. Mano senelis sirgo, jam labai skaudėjo kojas. Jis pasakė, jūs bėkite ir slėpkitės. Mes su mama pabėgome. Mano teta bebėgant nušovė, o mums pavyko pabėgti. Po to slėpėmės pas Lenkus Vilniuje, už Vilniaus įvairiose vietose, kur tik galėjome. Ilgai vienoje vietoje neužtrukdavome, nes visi bijojo, kad juos išduos. Žydų bendruomenės atstovams didelį susirūpinimą kelia besikuriantis radikalūs judėjimai, neonacistiniai išpoliai. Žydai baiminasi, kad pasaulis vėl negrįžtų į tuos laikus, kai žmonės elgėsi baisiau už žvėris. Istorijos neperrašysi, bet ją būtina prisiminti. Ir jeigu mes nesustosime ir nesusimastysime, mūsų laukia daug bėdų. Šis gyvenimas labai paprastai parodo, kad praėjus po karo 50-60 metų viskas labai eina tą linkme. Tai va toks mano toks įspūdis kaip žmogaus, kaip žydo. Daugiausiai žydų sunaikinta Lenkijoje 90% arba 3 milijonai. Lietuvoje išžudyti 83% žydų arba per 140 000. Reporterės Monika Petkevičiūtė ir Edita Norkienė.